šiemet tikrai metai tokie sunkus žemdirbiam ir tie lietus iš tikrųjų kėlė daug iššūkių ir su augalų apsauga, ir dabar su derliaus nuėmimu. Derlius kol kas dar ne visas aruoduose, bet naujas sezonas prasideda. Ir prasideda nuo sėklos ruošimo. Kaip tinkamai paruošti sėklą. Kviečiuose buvo gausų lygų. Lapų lygos tai buvo naudojami fungicidai, bet taip pat ir fuzariozė. Tai varpų fuzariozė ta lyga, kuri irgi tiek derliaus nuostolius atneša, tiek gadina ir sėklą. Ir to užkrato mes tikrai turim daug, nes buvo labai palankios sąlygos fuzariozei. Ir aišku, daugelis atliko kotos purškimus žydėjimo metu. Purškimą atlikus buvo dar labai daug laiko iki derliaus nuėmimo, tuo labiau, kad tame tarpe po purškimo, kur tai pieninės brandos pabaigoje, praėjo gausios liūtis, buvo išgulusių pasėlių, kurios tikrai buvo sunku nuimti, nes lietus pastoviai neleido įsibėgėti ir atlikti darbus vienu metu. Į sandėlį važiavo drėgnesni grūdai ir juos reikėjo džiovinti. Paprastai, kada drėgmė yra 17–19 procentų, tai kombainas pralenkė džiovyklą ir tiesiog laiku išdžiovinti, greitai išdžiovinti nepavyksta. Todėl tie grūdai turi savyje užkratą ir fuzariozės, ir kitų lygų, septoriozių. Bet kurio užkrato to galima rasti ant grūdų, jeigu juos auginti ant dirbtinės terpės, mes pamatytumėm, kiek tai yra daug įvairaus užkrato. Dabar mes galim ir pažiūrėti, kaip iš tikro, ką mes matom plika akimi tuose grūduose. Aš paimsiu tiesiog iš šitos krūvos grūdų. Ką mes matom, tai yra normaliai išsivystę grūdai, bet yra ir mažiau išsivyščiusių, ir tame tarpe mes pastebim tikrai tokių baltų, gal net ir rausvą atspalvį turinčių grūdų. Tai mes juos pabandysim atrinkti čia. Tai mes atrenkam tuos grūdus iš masės ir mes matom, kad yra balti, čia šiek tiek matosi ir rausvi galiukai grūdų, bet jie yra skirtingo dydžio. Tie smulkieji, sakykime, valymo metu jie tikrai nesunkiai atsiskirs, nes jie yra mažesni už normalius grūdus, bet taip pat yra ir stambių grūdų. Stambiuosius grūdus, aišku, atskirti jau valomoji negalės. Bet kuriuo atveju jie pateks į sėklą. Tai taip, kad mes tikrai turėsime su sėkla ir fuzariozės užkratą. Dabar, jeigu žiūrėti į smulkiuosius, tai jie yra, turbūt ne vien tik tai fuzariozės pažeisti, bet ir kitų. Čia, aišku, gali būti ir virusų su pažeidimo susitraukęs grūdai, bet labai gerai matosi šitas raudono grūdo galas. Kas nulėmė? Šitie smulkieji, tai galima pasakyti, kad tai buvo užkratas žydėjimo metu, kada varpos
kada varpoje fuzariozė pažeidžia stagarėlį ir dalį varpos atjungia, todėl grūdas pilnai neįsivysto. Stambesnieji tie grūdai, tai jie fuzarium buvo užkrėsti jau gerokai vėliau ir būtent, kaip ir minėjau, po tų liūčių, kurios išguldė pasėlius arba jau, sakykime, tom sąlygom pažeidė depieninės brandos pabaigoje. Tai bet kuriuo atveju geras sėklos valymas, atskirianti kaip galima daugiau pažeistų grūdų, jų surūšiavimas pagal dydį yra labai svarbus. Kitas momentas, tikrai reikėtų skirti visą dėmesį geram kokybiškam sėklos išbeicavimui. Reikalavimai tiek valymui, tiek beicavimui, tai nereikėtų tų grūdus valyti pilnu valomosios pajėgumu arba grūdus beicuoti pilnu beicuotuvo pajėgumu. Tai turėtų būti trečdaliu nustatyta tasai grūdų praleidimas mažesnių nei kad yra projektinis tų mašinų pajėgumas. Svarbu yra ir tai, kad per kiek laiko yra grūdai džiovinami. Dabar, kaip ir minėjau, nuo kombaino parvažiuoja didelis kiekis, nes derlius yra geras ir tie grūdai neišdžiovinami iš karto. Ir jeigu viršyje 16% drėgnumas, o tenka laikyti tokius grūdus supiltus sandėlyje be džiovinimo, tai aišku, tokių grūdų kokybė blogėja. Tiek turint galvoj, kad ar tai bus maistiniai grūdai, o tuo labiau, jeigu tai bus sėkliniai, juose gali susidaryti židiniai, drėgnesnė nei aplinkoj, labai greitai vystosi jau aruodę fuzariozę ir aišku blogina tiek sėklų kokybę, tiek sėklinių grūdų kokybę, tiek maistinių grūdų kokybę, nes aruodė išskiriama yra mikotoksinų.